kuri iš šių sąmokslo teorijų apie mūsų vyriausybę skamba kaip arčiausiai teisybės? Šiandien pateiksiu 4 teorijos, kurios visos yra tokios absurdiškos, jog beveik prilygsta mūsų šiandieniniai politikos kasdienybei. Pirmoji teorija sako, jog Žemaitaitis turi kažką juodo ant Nausėdos. Įsivaizduojat, kažkada buvo laikas, kada mes visi daugiau mažiau kolektyviai nusprendėm, jog štai šis vyras gali būti mūsų valstybės prezidentu. Šiandien su aukštu ir gražiu yra atsisakę bendradarbiauti bet kokios kultūros institucijos, na, o patikėkit manim, kai sakau, kultūrininkai yra paskutiniai, kurie nustos ieškoti kompromiso. Kaip bebūtų, į antisemitinius, antivalstybinius ir mūsų užsienio partnerius kraupinančius Žemaitaičio pasisakymus Nausėda reaguoja labai įdomiai. Ne su džiaugsmu, bet ir ne su neapykanta, Nausėda į Žemaitaičio pasisakymus reaguoja vengdamas. Ar gali būti, kad prezidentas tiesiog antiek neturi stuburo, gal ir gali, o gal ir ne. Todėl ir egzistuoja pirmoji sąmokslo teorija, jog Žemaitaitis šantažuoja prezidentą. Čia noriu trumpai įsiterpti ir priminti, kad sąmokslo ar konspiracijų teorijos nėra faktai. Ir aš galbūt turiu, o galbūt ir visai neturiu argumentų visam tam, ką šiandien jums papasakosiu. Kviečiu į šį turinį žiūrėti kaip į mūsų bendrą pramogą, kuri galbūt ir privers kažkur susimastyti, bet iš esmės tiesiog nuleis garą šitam stresovam laikotarpiui. Na, o dabar prie teorijų. Antroji sąmokslo teorija sako, kad socialdemokratai sudarė koaliciją su Nemuno aušra tam, kad atrodytų geriau. Na, jūs patys įsivaizduokit, jeigu iš visos šitos formulės mes dabar išimtume Nemuno aušrą, neįdėtume jokios kitos koalicijos ir paliktume tiesiog socialdemokratus, priimančius tuos pačius sprendimus, siūlančius absoliučiai nekvalifikuotus ministrus, turinčius teistą ir korumpuotą partijos lyderį ir absoliučiai niekame apie nieką niekaip vis dar nesusigaudančią Ruginienę. Labai gali būti, kad tokiame scenarijuje socialdemokratai tikrai nepasiektų nei 27, nei 28 metų rinkimų. Kai reikėjo formuoti koaliciją, socialdemokratai turėjo ne vieną pasirinkimą, bet kažkodėl, mes vis dar šiandien nežinome kodėl, pasirinko patį tolimiausią spektro variantą, kuris labai stipriai prieštarauja šiaip jau mums pažįstamoms socialdemokratų vertybėms. Na, gal apie socialdemokratus ir vertybės nebeverta šiandien šnekėti, bet kad ir kokią košę jie privirtų, šalia Nemuno aušros jie visada atrodys kaip gerasis policininkas. O jūs juk žinote, kaip politikams rūpi jų įvaizdis. Viskas, apie ką jie šiandien galvoja, tai kad 27-28 laukia kiti rinkimai. Ir kad ir ką jie čia savo valdymo pradžioje prisidarys, vis dar yra laiko visą tai užglaistyti. Na, o iš to puikiai išplaukia ir trečioji sąmokslo teorija, kuri sako, kad politikai mus, Lietuvos piliečius, laiko kvailiais. Nėra jau čia ir tokia sąmokslo teorija, tai yra seniai patvirtintas faktas tų, kurie sukasi politikų aplinkoje ar kartais netyčiomis ir pačių politikų. Dažniausiai iš politikų retorikos ar pasirinktos komunikacijos strategijos galima numatyti, kad jie mus laiko kažkokiais tai dundukais, kuriuos galima nusipirkti vos tik tai pamojavus keliais šimtais eurų, kažkokiais idiotais, kuriuos galima papirkti vienos ar kitos vertybės paminėjimu, ar tiesiog visiškiems kvaileliams, kurie pasiduoda visokioms lengvoms įvaizdžio taktikoms, autoritetų žaidimams ir panašiai. Aš žinau, kad yra dalis žmonių, kurie kažkaip tai pasiduoda toms taktikoms ir manipulacijoms, patiki politikų žodžiais, tačiau tai labai dažnai yra ir tie patys žmonės, kurie ruso nuo lietuvio nesugeba atskirti ir jau tikrai neatskirs mums kritinių periodų. Na, bet čia turbūt apie propagandą, apie ją galėsim pakalbėti kitą kartą. Na, o visus kitus, kurie turime ausis, turime akis ir matome, ką tie politikai bando padaryti, galimai ima toks angliškas jausmas cringe, kaip kad, pavyzdžiui, Ruginienė, kuri komunikuoja, kad nesiskirs koalicijoje su Nemuno aušra, nesgi ji yra šeimos žmogus ir skyrybos jai nepriimtinos. Ne, tai mes visigi žinom, kad būti šeimos žmogumi yra faina vertybė ir dauguma lietuvių turbūt ją iš tiesų pritarė, todėl ir buvo bandoma taip mus papirkti, bet kuo tai susiję su antisemitiniu ir antivalstybiniu koalicijos partneriu? Arba neseniai nutikęs Nausėdos pasisakymas apie Žalgirį, kurį nušvilpė visas Facebookas, nes nagi ne laikas ir ne vieta dabar prisimint savo žmogiškąją pusę ir sakyti vyrai aš irgi už krepšinį. Šiaip grįžtant prie Ruginienės ir aš čia šiek tiek pažiūrėsiu pro savo profesinę pusę, dauguma jos komunikacijos perlų yra sustiguoti taip, lyg ji bandytų kreiptis į tą įsivaizduojamą socialdemokratų rinkėją. Ta paprasta regioninį kaimo žmogelį, kuris iš esmės nieko nesupranta ir greičiausiai yra needukuotas ir nieko neuždirba ir gyvenime nebuvo teatre. Gink dieve, neskau, kad tokie yra regionų žmonės, netgi galiu faktais pagrysti, kad taip nėra, bet taip juos įsivaizduoja socialdemokratai. Na, o su naujausiamis technologijomis, tokiamis kaip dirbtinis intelektas, tai, kad politikai mus laiko kvailiais, pasidarė dar aiškiau. Tikrai ne vienintelis, bet vienas ryškesnių pavyzdžių yra Žemaitaičio Facebooko puslapis, kuris jau kurį laiką komunikuoja vien tik tai ChatGPT citatomis. Ir tai daro taip akivaizdžiai, kad man kartais kyla klausimas, ar išvis kada nors jo rinkėjai turėjo savigarbą. Aš šiaip visiškai nesu prieš ChatGPT naudojimą trumpam ar ilgam tekstui, bet jį paredaguoti, patikrinti, įsitikinti, kad būtent tai norėjai pasakyti, gali būti protinga idėja. Arba pavyzdžiui išmokti promptus kitokius vesti, kad tavo tekstai nebūtų parašyti trečiuoju asmeniu, nors tuo pačiu turi lyg ir atrodyti, kad tu čia pats rašai.
Šitą temą galima labai ilgai šnekėti, einam prie ketvirtos sąmokslo teorijos. Ketvirtoji teorija sako, jog mūsų vyriausybė patiria ne šiaip krizę, kurią mes čia visi matome, bet komunikacijos krizę. Iš patirties savotiškai žinau, kad mūsų politikoje nėra jau tokių labai psichologiškai imlių komunikacijos strategų, bent jau ilgalaikiai komunikacijai planuoti. Na, o užsimti trumpalaikėmis taktikomis ir gesinti gaisrus as you go, ką mes dabar ir matome, nėra jau toks geras sprendimas. Tad ketvirtoji sąmokslo teorija nori jums priminti, kad mūsų politikai yra tokie patys žmonės kaip mes. Jie turi savo emocijas, baimės, kartais susitvarko, kartais nesusitvarko su stresu. Vieni turi didesnį, kiti mažesnį emocinį intelektą, o kiti tiesiog yra protingi arba ne. Na ir mes visi tarytum turėtume suprasti, kad buvimas žmogumi, tas visas psichologinis chaosas, ką reiškia būti žmogumi, nėra taip lengvai suvaldomas tokioje krizinėje situacijoje, kai tave žiūri visa Lietuva. Ar mes jiems už tai atleidžiame? Aš asmeniškai tikrai ne. Turbūt todėl mes jiems ir neatleidžiame visų tų liapsusų, kurie čia vyksta, visų tų komunikavau, neiškomunikavau, bandžiau komunikuoti, nežinojau, ką sakau, pasakiau, bet iš tikrųjų turėjau omeny visai ką kitą. Vienas politikas sako vieną, kitas 7, kitas 19, kitas 53. O už vis mano mėgstamiausias pasakiau, ko neturėjau pasakyti ir tai 5 kartus iš eilės ir dabar visa Lietuva yra krizėje, nes atrodo, kad mūsų vyriausybė yra visiškai nestabili. Oi būtų gerai, oi būtų šaunu, jeigu viskas, kas čia vyksta, iš tiesų būtų tik viena didelė prastos komunikacijos krizė. Kaip jūs manot, kuri iš šių sąmokslo teorijų atrodo arčiausiai teisybės paaiškinimui tam, kas šiuo metu vyksta mūsų vyriausybei? Tokias teorijas, kaip Rusas kažkam sumokėjo ar Žemaitaitis yra antras Hitleris, aš palikau pašoniai, bet mielai išgirščiau visą kitą, ką praleidau ir ką turit pasiūlyti jūs. Aš esu Agnė Juškėnaitė, daugiau turinio jūsų laukia mano Contribui platformoje ir iki kito karto.